Atsikraustėm praėjusių metų rugpjūčio gale. Buvo tokių pastrigimų vandens, bet tuo metu, kaip tik laukiausi, buvo paskutiniai nėštumo mėnesiai, todėl daug laiko praleidom ligoninėje. Vasaros laikotarpiu problemos nepastebėjome. Kaip sekmadienis, taip mes neturim vandens. Vakarai sekmadienių visiškai vanduo nebėga, bent jau mūsų gatvėje. Nei vonioje, nei virtuvėje. Jeigu gamini valgyti, negali net indų įsiplauti. Tai trunka gana ilgai, apie 6-7 valandą dingsta vanduo ir taip iki 23:00 valandos. Jo nėra. Dabar mes jau žinom, kad sekmadienį vakare vandens neturėsim. Iš pradžių galvojome, kad čia name problema, pradėjome ieškoti, bet viskas gerai, filtrai veikia. Po to supratom, kad ir pas kitus žmonės tas pats. Nueini maudytis ir stovi, lauki, kol atbėgs vanduo. Maudytis tikrai baisu, turime ir alergijų nemažai, ir atopinį dermatitą, o vanduo bėga visas baltas. Atsirado bėrimų, labai matosi įsimaudžius. Pagulėjus vonioje oda labai raudona, plaukai šiurkštus, veliasi, iki čia atsikraustant tokių problemų niekada neturėjau. Visą laiką pas juos avarija, o atsakyti, kodėl toks baltas vanduo, man negali. Taip ir pasakė, kad negali pakomentuoti, nes nežino atsakymų. Nei tą vandenį gert gali, nei valgyti gamintis, nes jeigu įpili kur nors, jis visiškai baltas. Vakarais vandens spaudimas tiek mažas, kad dušas neįmanomas, o daugelis sėdi ir visai be vandens. Giraitės vandenys arba maitina pažadais jau metus apie suplanuotus naujus gręžinius arba siunčia reikšti priekaištus Kauno rajono savivaldybei arba teisinasi avariją. Panašu, kad su vandeniu teks atsisveikinti visai. Automobilių srautai dar didės. Statyti automobilių nėra kur, užstatytos gatvės, nors ir be automobilių juose sunku prasilenkti 2 lengvosioms mašinoms. Vos atšildavo ir visi imdavo laistyti savo augalus, kiti net žolę jau penktadienį vakare, o kai būdavo labai karšta ir darbo dienų vakarais spaudimo visiškai nebūdavo. Realiai patys Giraitės vandenys nieko nedaro, gyventojų aplink daugėja kasmet. Tai ir poreikis vandeniui auga. Bet įmonė, man regis, nelabai kreipia dėmesio. Bijau, kad bus vieną karštą vasaros dieną taip, kad atsikeli ir visai nebėga vanduo iš čiaupo.